Labas vakaras. Labas vakaras. Taip ir ne. Kaip jau visiems įprasta turbūt tampa, per BTV trečiadieniais mes žiūrime, tiksliau jūs žiūrite, o mes žaidžiame. Žaidime taip ir ne. Žaidėjai pirmajam pusfinaliui jau pasiruošę, susikaupę. Tai gal pirmiausia ir susipažinkime. Prie baltojo stalo, taip sakant, neišskiriama pora mokinys ir mokytoja. Nors pirmą kartą čia susitikot prie stalo. Taip? Tamsta mokytoja šį vakarą yra Elena Pažereckienė. Taip. Iš kur atvykote? Iš Kauno. O kiek daug mes turim iš Kauno ir pažįstamų, ir gydytojų, ir pedagogų. Pirmą kartą mūsų žaidime. Taip. Kurios specialybės mokytoja esat? Anglų kalbos. Do you speak English? I do. Aš irgi biški. A little bit. Tai tikiuosi, dėl mano angliško tarimo nepyksit, aš stengsiuosi kalbėti taisyklingą lietuvių kalbą. Tai linkiu sėkmės ir jūsų jaunasis padėjėjas mokinys. Taip. Labai gerai. Aleksandras Žaltauskas. Taip. Ir iš kur? Kauno irgi. Irgi? O toj pačioj mokykloje? Gerai. Atrodo, kad bus linksmas žaidimas. Ta prasme, kad mokykloje ne toj pačioj, bet pažiūrėjot, ar Kaune nesat susitikę? Atrodo, kad Atrodo ne. Atrodo ne. Abiems taip atrodo. Taip, abiem. Kurios klasės, Aleksandras? 9. O kai pabaigsi, ką darysi? Dar daug laiko. Gerai. Taip pat abudu pirmą kartą, debiutantai suprantu. Debiutantams, sakoma, žaidimuose sekasi. Tai aš noriu palinkėti, kad ši taisyklė galiotų. Bet yra viena maža problemytė. Kiek aš žvelgiu į jūsų varžovų veidus, taip pat nesu jų matęs šių gražių šviesių plaukų ir tokios gražios vyriškos, šiek tiek hemingvėjiškos barzdelės. Tai yra šeima. Beje, aš kreipiuosi į visus televizijos žiūrovus. Jeigu jūs manote, kad jūsų šeima, ar tėtis su mama, arba mama su dukra, arba su teta, gali sėkmingai atnešti ne tik malonumą žiūrovams, bet ir daugybę prizų savo šeimai, jūs galite kreiptis ir užpildyti BTV puslapyje anketas ir patekti į šį žaidimą. Taigi šiandieną prie juodojo stalo Arūnas ir Daiva Zabulėnai. Labas vakaras. Aplokime. Daiva, jūs menininkė. O kurios srities? Ar visų? Žinau, kaip šiais laikais tam? Visų po truputį. O, tai dailė ir Taip. visų galų meistrė. Taip. Ir jūsų vyras, kiek metų jau vedė? Daug. Ar čia panašiai susižvalgė prieš tai? Buvot susitikę? Ne. Buvom O jūs prieš tai buvot buvom. susitikę? Buvom, Buvot. taip. Kiek kartų? Ne, ta prasme, kiek vaikučių turit? Bendrai 4. Iš viso. Iš viso? Taip. Gerai. Bendrus? Taip. O kiek atskirų? Po 2. Aha. Labai įdomi dvi poros šiandieną. Ir kiek aš žinau, ponas Arūnas yra labiau žemiškos profesijos atstovas. Jisai ne menininkas, neskrajoja padebesiais, inžinierius, statybininkas. Taip. Ką didžiausio esat Lietuvoje pastatęs? Lietuvoje. Taip. Namelį sodą. Dangoraižis. Ne, man ten sunkiausiai sekėsi. Tai čia pirmas tas. Taip. Tai sakoma, kad geriausia namą pastatyti iš 3 karto. Taip. Linkiu laimėti tiek, kad iš karto galėtumėt pradėti statybas. Pirmoji mūsų žaidimo dalis, pirmasis pusfinalis. Poros pristatytos ir dabar matyt jūs labiausiai domina mūsų žaidimo tema. Tikrai nebus sunki, kadangi visi atsakymai susiję su tuo, su kuo mes susidurėm dar pirmoji klasėje, tai aritmetika. Taigi, visi atsakymai vienaip arba kitaip susiję su skaičiais. Su skaičiais. Bandysim. Bandysim. Gerai? Nuteks. Na kągi. Tai metas pradėti ir pirmojo pusfinalio pirmasis raundas. Publika padrasina mūsų žaidėjus ir mes iš karto pradedam. Kalba.lt dovanoja anglų kalbos mokymosi kursus norintiems išmokti anglų kalbą ar įtvirtinti jau turimą žinias. Pasirinkite atitinkančią grupę ir tikslus atitinkančią programą. Viskas. Metas sportinėms aistroms.
Pone Elena, Aleksandrai, jūs pirmieji pradėsite. Užduotis. Raidė. Ar tai lietuvių abėcėlės raidė? Taip, tai lietuvių abėcėlės raidė. Priminsiu temą, kad mūsų tema, visi atsakymai yra susiję vienaip ar kitaip su skaičiais. Prašau. Ar tai pirma abėcėlės raidė? Ne. Ar ta abėcėlės raidė simbolizuoja romėnišką skaičių? Puikus klausimas, jaunuolė. Jūs kaip makedonietis dabar veršitės į pergalės. Taip, ši raidė simbolizuoja kažkokį romėnišką skaičių, bet jų yra daug. Ar tai pirmą romėnišką skaičių simbolizuoja? Ne, ne. Jūs turėjot raidę I. Ne, šitas atkrito. Ar tas skaičius reiškia 5, ta raidė? Ne. Tai ir ne raidė V. Ar tai, pavyzdžiui, reiškia skaičių 10? Ne ir ne 10. Ar ta raidė yra 100? Ne. Ta raidė nėra 100. Ar ta raidė apvali? Apskritai? Taip. Visa. Visa. Ne. Ar tai ketvirtoja lietuvių kalbos raidė? Ne, ne ketvirtoji. Ar Petro vardė jinai yra? Ne. Nėra Petro, nėra raidės. Ar tas skaičius didesnis už 400? Taip. Tas skaičius yra didesnis už 400. Mėginsit spėti jau? Manau, kad tai yra raidė M. M. O kokį skaičių reiškia? 1000. Millennium arba raidė M. 1000. Puikus spėjimas, bet dėje netikslus. Tai jaunuoli Elmenhorster Vital atgaivins jūs ne tik gyvenimui, bet ir šiam žaidimui. Mokytoja lieka viena. Taip, Zabulinų šeima. Skambutis draugui galioja? Ne. Ir jūs taip prie vyro skambinsit draugui? Ar tai raidė L? Tačiau spėjimas. Ne. Pone Rūnai, tai ne raidė L. Ir kadangi jūs paskubėjot, iškart ne tik klausėt, bet ir spėjat, tai dėja jums reiks prisijungti prie mūsų moksleivio, o mes liksime su damomis. Pone Elena, taip. Ar ta raidė yra žodėje daina? Ta raidė žodėje daina yra. Dabar jūs galite spėti, taip, jūs rizikuojat, jeigu pataikot, jūs laimite tašką, pirmąjį tašką, jeigu ne, tas taškas atitenka jūsų varžovams. Raidė D. O koks skaičius? O tiksliai neatsimenu. Skaičius 500. Raidė D. Ir mūsų mokytoja ir moksleivis laimi pirmąjį tašką 1-0. Štai, dovanėlės pirmosios. Ir aš mačiau, kaip jūs prieš tai raidę D atmetėt, kadangi paklausėt, ar tai yra ketvirtoji. Ir skaičiavot pagal anglišką raidyną. Taip. O raidė D lietuvių abėcėlėje yra 6. Už tai, kad yra A nosinė ir raidė Č. A, B, A, A. A nosinė. Taip, B, C, Č ir D. Bravo, sveikinam. Tamsta mokytoja, jūs vėl pamokėte jaunimą. Bravo. Na, dabar jums reikėtų jau neatleisti vadžių, nes galiu pasakyti iš tiesų, kad viena pora verta kitos. Dabar jūs pirmieji pradėsite ir laimėjusi pora laimės ne tik tašką, bet ir puikų Mikrovisatos vizą. Mikrovisatos servisas jums dovanoja TV Star priedėlį, kuris jums leis žiūrėti skaitmeninės televizijos programas per senąjį televizorių. Prizai pristatyti. Nežinau, man tai viena iš įdomiausių. Žaidėjai sako, viena iš sunkiausių sričių. Bet jums reikės pasakyti posakį. Koksgi posakis užšifruotas čia? Ar tas posakis naudojamas emocijom teigiamom išreikšti? Ne. Ne. Ar yra tame posakyje žodis 2, skaičius 2? Ne, nėra. Ką buvot sugalvoję? Kur 2 stos? Kur 2 stos daugiau padarys. Arba 2 pešas, 3 laimi. Ir taip toliau. Ne, su 2 nesusiję. Ieškom toliau. Ar susijęs su 9? Ne, su 9 taip pat nesusiję. Ar susijęs su skaičiu 1? Taip,
Susijęs su skaičiumi Bandau vienas. spėt. Bandot spėti. Vienas laukia ne karys. Vienas laukia ne karys. Na, puikiai. Puikiai. O jūs, aš matau, tokie sprinteriai. Labai gaila, bet zabulinai, stajeriai. Deja, distancija buvo per trumpa. Miela ponia Daiva, ponia Arūnai, net nespėjau, taip sakant, gerai susipažinti ir jau laikas skirtis. Bet aš manau, kad tokios greitos skirybos yra dar kito greito pasimatymo priežastis. Lauksime jūsų čia, ačiū jums ir sveikinam mūsų pirmojo pusfinalio nugalėtojus, Elena ir Aleksandras. Kol nugalėtojai laukia finalo, dabar šiek tiek linksmybių žiūrovams. Čia studijoje liko vienas prizas. O štai koks jis yra. 150 litų vertės dovanų čekis apsipirkti Pegasas knygynų tinklo parduotuvėse. Tai dėl šio prizo dabar varžosi žiūrovai salėje. Tu aš pažiūrėsiu pats, nes pamiršau, kas čia gali būti. O, tikrai kažkas yra. Prašau. Domino. Labai jūsų atsakymas domino mane sudomino, bet neteisingas. Štai. Kortos lošimų. Lošimo kortos? Ne. Su kortom nieko bendro. Štai, miela ponia. Liniuotė. Ne, ne liniuotė. Kauliukai. Ne ir ne kauliukai. Kalendorius. Ne, ne kalendorius. Skaičiuotuvas? Koks? Nu, kalkuliatorius. Ne. Skaitliukai? Skaitliukai. Po baltų gaubtų yra tiesiog skaitliukai. Na štai, praėjo mūsų pirmasis pusfinalis ir pagal veidus, kuriuos matau čia prie stalo, net nebejoju, kad kitas bus ne tik galbūt greitas, bet ir linksmas. Štai dar vienas šeimyninis duetas. Justinas Jankevičius ir jo dėdė Jūras Jankevičius. Ar rimtai, Jūrai, esat dėdė? Dėdė. Šito jaunuolio. Dėja, taip. Jis mano sūnėnas. A, tai dėdės, taip sakant, sūnėnė, o dėdė nevadina, dėdė Jūrai. Jis man visą laiką sako sveikas dėdulė, kai aš jam skambinu, o jam aš sakau sveikas Jankevičiu. O, na tai čia, taip sakant, jau santykiai pagal hierarchiją. Jūrai, mes esam su pačiu nekartą susitikę televizijos užkulisiuose, negalvojau, kad pačiam taip teks dalyvauti atvykus į atgimusį žaidimą taip ir ne, bet pats žinau, kad uždavinėjai daugybę įvairių klausimėlių savo laidose ir šiandieną taip pat galėsi uždavinėti tos klausimus, bet nebus kvailų atsakymų, tik taip arba ne. Dėja. Bet kartais galima labai įdomiai atsakyti ir taip arba ne. Pavyzdžiui, vienos ponios paklausim, kas vadovavo Lietuvai prie Smetonos. Ir kas? Jinai atsakė ne. Nevadovavo. Logiškai, nevadovavo. Na, o Justinas Jankevičius, kiek mes esame anksčiau kalbėję dar, na, atvirai šnekant, gal išduosiu mažą paslaptį, pats sakei, kad tai buvo viena iš tavo svajonių dalyvauti žaidime, kuris kadaise buvo tau kaip kelrodė žvaigždė. Ne, tai visiškai mes su šeima visą laiką susėsdavom ir žiūrėdavom taip ir ne. Ir visą laiką sakydavom, iš kur tokių kvailų dalyvių būna? Išskyrus, aišku, Benjaminą Mašalaitį. Aha. Bet šiaip visus, aišku, klausimus mes žinodavom. Atsakymus. Jo. Visus teisingus klausimus, kurių reikia paklausti ir visus teisingus atsakymus, kuriuos reikia atsakyti. Tai dabar aš čia tam, kad sugriaučiau šį mitą. Kurį pats sukūrei. Taip. Mitų griovėjai, Jūras ir Justinas Jankevičiai. Sėkmės. Bet turiu jums vieną blogą naujieną. Vieną gerą, vieną blogą. Tai galbūt gera yra ta, kad prieš jūs sėdi du žmonės, iš kurių vienas yra studentas, Eimantas Tukačiauskas, ir jis žaidžia pirmą kartą. Taip. Tiesa? Taip. Ką studijuoti, jaunuoliai? Žurnalistiką studijuosi nuo rudens. Studijuosi, jau Pirmam įstojot, kurse, taip. pirmam kurse. Taip. Labai nekokią specialybę pasirinkot, žinokit, bet
Na, ką jo padarysi? Praeis 4 metai ir 5... Kiek dar metų trunka? 4 metus. Tai suprasit, kokią klaidą padarėt. Bet iš savo klaidų pasimokykit. O šiaip atvirai linkiu jums sėkmės kaip debiutantui, bet jūsų kolegė būtent yra bloga žinia mūsų pirmajai porai. Kolomba Bulotienė ne pirmą kartą dėja žaidžia. Man tai labai džiugina širdį. Labas vakaras, ponia Kolomba, kaip gyvenat? Gyvenu, jeigu tai galima pavadinti gyvenimu šiais laikais. Ir kokie durniai tą tautos gyvenimą tokį blogų padarė? Nesakysiu garsiai. Nesakysiu. Ir pirštais nerodysiu teisingai. Pone Kolomba, nepaprastai mėla jūs matyti. Aš tikiuosi, kad prieš jūs sėdintis tokie žavus, aukšti jaunuoliai, kaip sakyt, neišgazdins jūsų. Žaisim, kadangi prieš žaidimą lygus visi. Priminsiu, mūsų žaidimo tema yra skaičiai. Visi atsakymai vienaip arba kitaip su jais susiję. Su kokiais skaičiais yra jūsų klausimų ir mano atsakymų išsiaiškinimo reikalas. Bet dabar laikas pradėti. Dėmesio, pirmasis antrojo pusfinalio prizas. O jis štai koks. Sveikatos ir natūralios kosmetikos srityje Europoje lyderiaujanti kompanija Zucari dovanoja maisto papildą Ricau. Dailinkite savo kūno formas su maisto papildu Ricau. Puiku. Labai gerai nusiteikia mūsų žaidėjai. Gerai ten, kur mūsų nėra. Už ten... Anapus ekrano. Ne, už tai ir gerai ten, nes mūsų ten nėra. Nes kai mes ten nuvažiuojam, pasidaro blogai. Nuvažiavo. Norvegijoje buvo gerai. Mes nuvažiavom, labas rytas, Norvegai į Lietuvą važiuoja. Štai jūs čia norvegų kalbos kursus ruošiatės dovanoti. Tai be abejo, reikėtų. Taigi, pirmasis klausimas yra muzikos kūrinio pavadinimas. Su Bethovenu turi ką nors bendro? Ne, su Bethovenu neturi visiškai nieko bendro. Ar tai rusų kompozitoriaus kūrinys? Ne, ir ne rusų. Ar šis kūrinys yra susijęs su kalėjimo žargonu? Dabar galvoju, dar nesusipažinau. O ką jūs turėjote omeny? Ne du gaideliai. Tai suprantu, jeigu ne du gaideliai, tai jūs iškrentat. Visą gerą. Ne, pasėdėkit dar. Taigi, du gaideliai ne. Ar ją dainuoja Marijonas Mikutavičius tą dainą? Ne. Ar tai lietuviškas kūrinys? Na, kaip pasakyti? Pusiau. Atsakymas ar taip, ar ne? Tai aš pasirinksiu bet kurią pusę. Taip. Ar tai liaudies kūrinys? Ne, tai ne liaudies. Ar jį galima buvo išgirsti Lietuvos radijo stotyse per paskutinius 10 metų? Taip, ir daug kartų. Ar tai daina? Taip, tai daina. Ar ją atlieka moteris? Taip, ją dainuoja moteris. Ir ne viena. Prašau? Ar tojos dainoje yra žodis boružėlė? Ne, nėra. Ar šį kūrinį atlieka Irena Starošaitė? Ne. O ar jie atlieka merginų grupė? Žinot, tų grupių dabar tiek daug, kad jos dainuoja beleką. Bet žinomiausios atlikėjos arba žinomiausia atlikėja tikrai nebuvo merginų grupiai. Ar yra nelietuviška tos dainos versija? Taip. Ar jie atliko Džordana Butkutė? Ne. Ar susijęs su skaičium 3? Ne. Su 3 nesusijęs. Ar susijęs su skaičiu 40? Taip. 40 kaštonų. 40 kaštonų! Bravo! Čia jūs jam pasakėte? Ne. Tikrai? Kas dabar jie dainavo paskutinę? Nežinau. Arina. O prieš tai Nijolė Ščiukaitė. O kodėl pusiau lietuviška, pusiau užsienietiška? Yra turbūt rusiška versija. Ne rusiška. Ją parašė Lenkai. Ir tik tai po to 75 metais Nijolė Ščiukaitė ir estradinės melodijos taip sukūrė 40 kaštonų žalių. Ėjo, nuėjo su pirmu tašku. Bravo! 1-0.
Visos kortos jūsų rankose. Aš matau, kad labai gražiai susižaidė duetas. Bet jūs tamsta mokytoja taip studentui neleiskit vis taip iš karto atsakinėti. Jaunystėje kelias, tegul bando. Jauniems mūsų visi keliai atviri. Gerai, tai tuomet prieš klausimą noriu pristatyti dar vieną puikų prizą. Interneto parduotuvė www.laikrodžiai.lt. Didžiausia ir seniausia specializuota laikrodžių parduotuvė Baltijos šalyse. Čia rasite patikimus laikrodžius sumaniems bei stilingiems žmonėms. Štai tokie puikus prizai laukia, o dabar jūsų laukia be prizų ir užduotis. Ir tai bus patarlė. Na, kuri pirmieji? Ar susiję su skaičiu 1? Ne, su vienetu nesusiję. Ar šioje patarlėje yra daugiau nei vienas skaičius? Taip. Ar galima pabandyti spėti? Galima. Paškarausi vienas gal. Šuns sakytų. Ne? Ne, duodam dar toliau? Na tai sakyk. Taip nori laikrodžio. Labai noriu. Kur du pešasi, trečias laimi. Mat, du susipiešė, o tretieji laimėjo. Aš sulčių noriu. Prašau. Prašau. Ne du pešas, trečias laimė. Elmenhorster Vital suteiks jėgų jums. Sėkmės. Prašau. O vis dėlto susiję su 2 ir 3? Ne. Jūrai, dabar jau laikas klausimėliams. Ar tai dviženklis skaičius vienas bent iš jų? Vienas iš šių skaičių yra dviženklis. Taip. Galit mėginti spėti, bet jeigu nepataikot, jūsų pasirodymas baigtas. Gerai, tuomet Ar iniciatyva. vienas iš skaičių yra 9? Taip, vienas iš tų skaičių yra 9. Šnekėk. 9 kartus matuok, 10 pjauk. 9 ir 10. Taip, šie skaičiai yra, bet ne šitoj patarliai. 9 matai, 10 badas. Neskubėkit, jūs iškrentat, bet niekur neikit. Kaip sakėt? 9 matai, 10 badas. 9 matai, 10 badas. 1-1. Na, ką padarysi? Taip, Viską. kas norėjo laikrodžio, kam jie? Justinai, laikrodžiai jau čia. Pačiam taip pat laikas grįžti. Man kaip aš taktiškai pasitraukiau ir netrukdžiau dėdei laimėti. Gerai. Pats įdomiausias antrojo pusfinalio momentas. Jums, manau, taip pat. Baltas gaubtas. Kas atspės? Kas po juo, tas laimės ir keliaus į finalą. Jūsų ten jau laukia. Dėmesio, baltas gaubtas. Taigi mūsų klausimo nešėja. Pats mieliausias kūrybinės grupės narys. Ne tuomet, kai atneša klausimus, bet tuomet, kai atneša prizus. Jūs pažįstami? Ne, kažką. Daiktas negyvas. Nebe. Gali būti vienas gyvas, kitas ne. Ne, tai iš tiesų jis buvo gyvas, bet Renata padarė, kad būtų nebegyvas, nes labai ten triukšmavo. Ir už tai, kuri pora atspės, laimės dar vieną puikų prizą ir teisę žaisti finale. O prizas štai koks. Ajos šokoladai dovanoja jums išskirtinės kokybės, rankų darbo šokolado meistrų tortą ir šokoladus. Ajot šokoladai. Rafinuotos skonio sintezė. Štai toks saldus, jau beveik tampantis tradicija mūsų žaidimo prizas smaližiams. Dabar jūs pirmieji pradedat. Kas yra po baltų gaubtų? Tai pradėkime standartiškai tuomet. Ar tai yra valgomas daiktas? Ne. Ar daiktas popierinis? Ne. Ar daiktą nešioja žmogus ir juo naudojasi? Na, čia du klausimai, tai... Pirmas. Ar nešioja? Ne. Nešiot, nenešioja. Ar šiandien jau kažkas sakė šitą daiktą iš žiūrovų? Ne. Ar ant to daikto užrašyti skaičiai? Ne. Ar tai yra kažkoks žaidimas? Ne. Tai ir nežaidimas. Ar šiandien jūs juo naudojotės? Taip, aš jį atnešiau į studiją. Bet jeigu nereikėjo būtų? Ne, nesinaudojau. O dažniausiai jį naudoja tam tikros specialybės žmonės. O, taip. Taip. Ar jis kvepia? Ne. Ar tai yra kažkoks prietaisas? Ne. Prietaisu jo tikrai negalima pavadinti. Ar žmogus
rankomis naudojasi tuo daiktu? Ne. Tai kojom tada? Ne ir ne kojom. Ar tai yra didesnio daikto sudėtinė dalis? Na kaip? Jis gali būti naudojamas komplekse ten dar su kažkuo, bet gali būti naudojamas ir vienas. Bet aš labai bijau plėstis tikslindamas, kadangi dar labiau supainiosiu. O jis čia visas tas daiktas? Taip, jis čia visas. Ar tas daiktas pagamintas? Taip, jis yra pagamintas. Ar tai figūra kažkokia geometrinė? Ne. Ar jis pagamintas Lietuvoje? Konkrečiai šitas negaliu duoti garantijos, bet tokie daiktai Lietuvoje taip pat gaminami, kaip ir bet kur kitur gali būti. Ar jis medinis? Ne, jis ne medinis. Ar jis yra meno kūrinys? Ne. Tikrai ne. Ar instrumentas muzikos? Ne ir ne muzikos instrumentas. Ar apskritai skleidžia garsus? Na, jis skirtas ne garsams skleisti, bet tarkim, bet ką galim mesti į grindis, bet ne garsams skleisti. Ar galima su tuo prietaisu kažką... Ne prietaisu. Su tuo daiktu kažką pamatuoti? Ne. Ne. Ar skaičius yra jo pavadinime? Taip. Geležinis? Taip. Jisai yra... Metalinis. Metalinis, taip. Ar tas skaičius, kuris paminėtas jo pavadinime, yra vienženklis? Taip. Tas skaičius jo pavadinime yra vienženklis. Tai susijęs su skaičium 5? Ne, su 5 nesusiję. Ar tai susijęs su skaičiumi 2? Ne, su 2 taip pat nesusiję. Su vienetu? Su vienetu taip pat nesusiję. Logiška, su 3 turėtų būti susiję. Su 3 logiškai susiję. Taip. Aš pagersiu, o tu... Aš paspėliosiu. Trišakis. Koks trišakis? Nu, elektrai, kur ten toks žulikų vadina dar kiti. Nu, bet jūs žulikas. Ne. Tai ne elektros trišakis. Skanaus. Ačiū. Skanaus, Jūrai. Jis šiaip gali būti naudojamas tik tai vienas ir jis tą funkciją atliks, kam jis bus naudojamas. Ir jis turi būti kažkur tai prijungtas, pridėtas ir... Ne. Į antrą klausimą atsakėt, ar į pirmą? Nežinau, kuris... Vieną klausimą palikit. Pirmą. O kaip pirmas? Neprisimenu. Ar jis gali būti... Vienas gali atlikti funkciją... Kuriai skirtas? Kuriai skirtas, va. Bandau įsivaizduoti, bet ne. Ar ant šio daikto žmogus gali sėdėti? Nepatartina. Supratau. Negali. Sakė visas dydis. Ar tai transporto priemonė gali būti? Transporto priemonė? Ne. Ačiū, tas triratukas man. Kažkaip po O kremo nėra. Ar šio daiktų galima, bent jau kažkada tai buvo, atsiskaityti parduotuvėje? Ne. Tai jau gal pasiduokit. Tai jau gal ne. Mūsų daugiau. Na, tai kaip sakant... Ne. A, jau jūs vedat laidą? Taip. Atsiprašau labai. Jūs patys paklausėt, patys atsakot. Ne, tai, ne taip pasakė. Nu, Ar kas? susijęs su krepšiniu? Ne, su krepšiniu nesusiję. Gerai, ar šis daiktas yra pagal paskirtį naudojamas patalpoje? Ne. Klausk. Ar atsakymas vienas žodis? Taip, atsakymas vienas žodis. Ar tai yra kažkas tai, ką žmonės mėto pagal paskirtį? Taip. Darydami kažkokį tai darbą, meta jį. Taip. Dėdė paklausė, ar tai yra trišakis, paklausė, ar, tipo, ar koksai trišakis. Ar tai yra kitokia, nu, ar atsakymas buvo toks, bet tiesiog tai yra kita forma to atsakymo. Nu, ta prasme, kad jisai galbūt yra... Kaip čia paklausti, ar tai yra trišakis, bet ne elektrinis? Tai taip ir paklauskit. Gerai, ar jeigu be patikslinimo mano dėdės atsakymas būtų buvęs teisingas? Jeigu bus su kitu patikslinimu? Nežinau su kuriuo, bet su tuo buvo... Nežinau su kuriuo, bet su kitu kažkuriuo būtų gal įskaitytas. Bet tai buvo visiškai ne tas daiktas, ką jisai paminėjo. Taip, tai aš manau, kad visgi tai yra trišakis kabliukas. Galų gale! Trišakis kabliukas! Yeah! Valio! Štai! Da baisesnio daikto sugalvot negalėjot? Trišakis kabliukas! Nekenčiu žvejų. Manau, kad dabar ir Ačiū manęs jums, nekenčit.
trišakis kabliukas. Taigi, Sūnėnas ir dėdė Jankevičiai patenka į mūsų žaidimo finalą. Galų gale per mažą kabliuką pagavo sėkmę. Sveikinam! Na štai ir mūsų finalo žaidėjai. Jau pasiruošę Justinas ir Jūras Jankevičiai ir, mūsų pirmojo pusfinalio laimėtojai Aleksandras ir Elena. Prizas už pirmąjį tašką finale. Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika kviečia apsilankyti finalo nugalėtoje. Aukščiausios kvalifikacijos medikų komanda, dirbanti ištisą parą. Kiekvieną naują dieną sutikite sveiki ir laimingi. Tai dėl kokio prizo finale pirmajame raunde kausis mūsų finalo poros. Baltieji pradeda, bet neaišku, ar laimi. Tai gal tada ir pradėsime. Priminsiu, mūsų žaidimo tema yra skaičiai, taip pat ir finale, ir superfinale, kaip ir prieš tai, gyvūnas. Jo pavadinime yra skaičius. Taip, jo pavadinime yra skaičius. Ar tai susijęs su skaičiumi 2? Ne, su 2 nesusiję. Ar tai susijęs su skaičiumi 3? Ne, ir su 3 nesusiję. Ar tai susijęs su skaičium 100? Ir su 100. 100-kojis nesusijęs. Ar tai susijęs su skaičiumi 1? Taip, tai susijęs su skaičiumi 1. Ar tas gyvūnas gyvena dykumoje? Ne. Ar tai legendinis gyvūnas? Taip, tai legendinis gyvūnas. Vienaragis. Vienaragis, taip, vienaragis. 1-0. Už vienaragį pirmasis taškas. 1-0, Jankevičiai pirmauja. Na, o šiek tiek paklaidinom, pasakydami, kad tai yra gyvūnas, nors tai jisai nelabai realus, bet mitologinis gyvūnas, kurį ko gero visi žinome. Taip, Aleksandra ir Elena, noriu palinkėti jums sėkmės. Jūs pradėsite antrąjį finalo raundą, kurio neturite teisės pralaimėti. Sėkmės ir gerų žaidimą. Už šio raundo, finalinio antrojo raundo atsakymą jūsų laukia puikių dovana. Prizas teigia Electrolux ir dovanoja galingą 5 Safety serijos lygintuvą su galybė apsaugos funkcijų. Todėl nebereikės jaudintis, pamiršus jį išjungti. Jūs pirmieji. Kol kas 0-1 pralaimit ir klausimas. Filmas. Ar jisai susijęs su Prancūzija? Ne. Ar jisai susijęs su kėdėmis? Ne. Ar tas filmas yra pastatytas pagal pasaką kažkokią? Ne. Ar tai yra filmas pastatytas prieš 90-uosius? Ne. Ar tai yra animacinis filmas? Ne. Ar tai lietuviškas filmas? Ne. Ar tai yra Jungtinių Amerikos valstijų filmas? Taip, šis filmas pastatytas Jungtinėse Amerikos valstijose. Ar šio filmo pavadinime yra skaičius 300? Ne. Ar tai yra keturženklis skaičius? Ne. Ne keturženklis. Ar tai vienženklis skaičius? Ne ir ne vienženklis. Ar pavadinime yra skaičius filmo? Yra. Ar tas skaičius yra milijonas? Ne. Ar tai yra filmas susijęs su šunimis? Taip. 101 dalmatinas? Tai yra filmas susijęs su šunimis. Ir jūsų spėjimas yra 101 dalmatinas. Ne. Man labai gaila. Man labai gaila, bet ne. Ar pavadinime yra vienoks ar kitoks tuzinas? Jokio tuzino nėra. Ar pavadinime yra žodis Odisėja? Ne. Čia keturženklis skaičius. 2001 Odisėja jau keturženklis. Strigo. Ne. Ne, velnio nestrigom. Ar yra žodis šuo pavadinime? Ne, žodis šuo nėra paminėtas. Ar tai filmas pagal kažkokį tai kūrinį? Taip. Skaičius dviženklis? Ne. Ar tai yra vaikiškas filmas? Tai yra filmas vaikams. Nors tai būtų greičiau, nors ir vaikiškas, bet visai šeimai. Ar televizija jį rodo? Taip. Nebejoju, matėt.
Ar anksčiau buvo Lenkų toksai filmas pastatytas? Ne. Nebuvo. O gal aš pabandysiu į tą pačią upę brist antrą kartą. Ar yra skaičius 102 šitame pavadinime? Yra? 102 dalmatinai. 102 dalmatinai. O yra toks filmas? Taip, yra 2 filmai ir iš tiesų Aleksandras šiek tiek paskubėjo, nes 101 dalmatinas ir toks yra. Ir mes parinkom finale antrąjį klausimo variantą, kad parodyčiau visiems 102 dalmatinai. Yra toksai filmas? Taip, tai yra pirmojo tęsinys. Ai, tiksliai. Yra. 102 dalmatinai. Ne 101, Aleksandrai, labai gaila. 102 dalmatinai. Taip. Žodžiu, žaidžiu ant atkovotų kamuolių. Atkovoja. Labai įdomus finalas, bet ne juodojo stalo pusėje. 2-0 finalas jūsų. Jūs žaidžiat superfinale. Aleksandrai, laikas grįžti. Mes pasitarėm šeimos taryboje. Taip, ir Poniai mokytojai dovanojame vieną prizą, o Aleksandrai kitą prizą, nes jie to verti. Tai jūsų finalo prizai keliauja jums. O dabar kol kas jūs laukit superfinalo, atsipalaiduokit, jūs taip pat pailsėkit po įtemptos kovos, pabūkit dar čia, nes nuo jūsų kovos liko 3. finalinis prizas ir mes jį įteiksime televizijos studijos žiūrovams. Dėmesio prieš įnešant baltąjį gaubtą pristatau prizą, kuris keliaus jums. Bene didžiausios interneto parduotuvės Lietuvoje pigu.lt prizas. Pigu.lt. Kvepalai, kompiuterinė bei buitinė technika, mobilieji telefonai, baldai ir daug įvairių prekių. Taip, ar yra variantų, kas čia gali būti? Na štai, prašau. Knyga. Aplink pasaulio per 80 dienų. Ne. Čia tikrai ne knyga. Prašau. Galvoju, gal simbolis, pentograma? Ne. Skaičiuotuvas. Ne. Ledai dadu. Dadu, ne. Dadu stranė lidų, kaip sako Viktoras Uspaskich. Esu ištikimas, domino. Nesu ištikimas atsakymui taip pat, ne. Tai susijęs su skaičiumi, kuris yra 10. Banknotas 10 litų. Ne banknotas 10 litų. Populiariausių laidų 10-ukas ištrauka iš... Ne. Ir nepopuliariausių laidų 10-ukas. Neturėk kitų dievų, tik tai mane vieną ir taip toliau. 10 dievo įsakymų. Dešimt dievo įsakymų. Deja, žiūrovai neatspėjo, prizas keliauja į kitą laidą, o man lieka apgailestauti, kad šio malonumo stebėti, kaip finale poros būtų atsakinėjusios į šį klausimą, netekome. Mes irgi džiaugiamės. Džiaugiamės. Gerai. Dėkojam finalo dalyviams ir keliaujam į superfinalą. Na štai, superfinale šiandieną žaidžia Dėdė ir Sūnėnas, Jūras ir Justinas Jankevičiai. Tai tiesiog prizą jums reikia išsirinkti patiems. Aš dabar tiesiog džiaugiuosi, kad pamatysit visus puikius 6 prizus. Ir kauliukas lems, dėl kurio kovosit superfinale. Pagrindinė žaidimo rėmėja vartojimo paskolų bendrovė Vivos.lt skiria 3500 litų vertės piniginį prizą. Vivos.lt. Patogi paskola per 15 minučių. Unibet, viena seniausių lažybų bendrovių Europoje, dovanoja 5000 litų vertės piniginį prizą. Unibet. Žaidėjai žaidėjams. Renlena. Viena didžiausių importinių baldų prekybos įmonė ir baldų prekybos internetu lyderė Lietuvoje. Dovanoja jums prabangų natūralios odos minkštų baldų kampą su miegoti skirtų mechanizmų ir relaksinių fotelių. Ilsėkitės patogiai www.renlena.lt.
Meilės ir šilumos linkėdamas sostinės kailių salonas Karališkas Tigras įsteigė 2000 litų vertės čekį įsigyti nuostabiems kailiniams salone Vilniuje, Laisvės prospektas 125A. Būkite sveiki, gerdami natūralias sultis. Su naujos kartos lėtaeigė sulčiaspaudė Zylė sultis išsaugo visus vitaminus ir vertingas medžiagas. Prizo steigėjas UAB Krinona. Elegantiškasis Nike Glassy. Tai stilingai išnyrantis iš juodo stiklo gelmės elektroninio valdymo blokas. Tiesios linijos, švytintis vidus. Taigi, tokie superfinalo 6 prizai, kuris metat kauliuką. Aš nuo vaikystės svajojau mesti šitą kauliuką. Vaikystės noras išsipildė. Aš negaliu vaikams uždrausti. Aš taip pat. Justinas Jankevičius grįžta į vaikystę. Valiau! Taip tiesiog, ne? Per galvą. Čia man taip reikia įstrižai, kad būtų viskas Sąžiningai. sąžiningai. 2. Unibet, viena seniausių lažybų bendrovių Europoje, dovanoja 5000 litų vertės piniginį prizą. Unibet. Žaidėjai žaidėjams. Taigi, dabar laikas jau susikaupti. Taip. Priminsiu, mūsų žaidimo tema yra skaičiai ir jums reikia pasakyti literatūros kūrinio pavadinimą. Minutę manęs klausinėjat ir po to turit pasakyti. Atspėjat 5000 litų jūsų. Pasiruošę? Minutė laiko. Prašau. Lietuviškas? Ne. Britiškas. Taip. Dickenso? Ne. Šekspyro? Taip. Nakti žodis yra? Ne. Kada nustosit vogti iš tautos? Taip. Kas iš Šekspyro? Mokykloj Taip. iki skausmo? Ne iki skausmo, bet tikrai buvo sąrašas. Nežinau. Vardinkit. Galit Skaitėt? pataikyti. Manau, kad turėjot, bet neskaitėt. O jūs Aš skaičiau. mokykloj? Ne. Patiko? Nelabai, bet iki galo. Iki galo perskaitėt? Taip, laikas baigėsi. Nu va, kiek daug išsiaiškinam. Na va, praktiškai 5000 litų kaip ant stalo. Aš nežinau Šekspyros jokių sonetų, supranti, tenais tų, kurie turėtų savyje kažkokių tai skaičių. Aš irgi nežinau. Ne? Tai jums nereikia pinigų? Nežinai? Ne. Maša į 3 lokiai. Čia, taip. Aš manau, kad Šekspyras dar nežino, bet jūs pataikėt. Kaip pirštu. Į kur nors. Na, jums reikėjo prisiminti visą istorinių dramų ciklą, kur buvo Richardai, Henrikai ir taip toliau. Ir tai buvo viena istorinė Šekspyro drama. Ten jis rašė net apie 3 Henrikus, bet apie skaičių būtumėt atspėję. Tai buvo Šekspyro drama Henrikas V. 5000 litų ir Henrikas V. Simboliška, bet ir šiandieną mūsų superfinale dėja prizas netiteko žaidėjams, o galėjot pasistengti. Tai čia Maša ir 3 lokiai. Mano geresnis buvo atsakymas. Aš manau, kad taip. Tai 3 litai jūsų. Mes sušelpsim iš tų 5000 3 litus. Jums ir jums. Paplokė mūsų linksmojo žaidimo nugalėtojams. Dėja, vėl nepasisekė jiems superfinale. Bet nors manau, kad smagiai, azartiškai praleidom vakarą ir net nebejoju, kad kur kas geresnis mūsų laukia kitą savaitę trečiadienį. Dėkoju visiems žaidusiems, žiūrėjusiems ir sakau, iki pasimatymo. Ate!